Buongiorno iš Venecijos. Persikėlėm iš kalnų į gražiąją Veneciją ir šiandien bandysim pavaikščiot, Paduristaut. padurniuot kažką, hihihaha. Taip. Šiaip taip ramiai vaikščiu dabar tais kanalais link centro, kur yra tos pagrindinės lankytinos vietos. Atvažiavom su autobusu. Taip. Prisiparkavom už Venecijos. Gavosi žymiai pigiau nei čia parkuotis. Autobusai važiuoja kas kelias minutės, labai lengva susisiekti. Gerai, lekiam. Legiam. Žinai, Rokai, kiek yra tiltų ir kiek yra kanalų Venecijoje? Kokie 415 tiltų Aha, o kiek kanalų? ir 529 kanalai. Dirbtinis intelektas sakė, kad yra 400 tiltų ir 170... Oi, jo, 170 kanalų. Va, Na, gerai, pasitikėsim. klaidžiojam gatvelėm, kaip klaidžiojam kalnuose. Jo. Šis miestas turi labai turtingą muzikinę istoriją ir ilgą laiką buvo vienas svarbiausių Europos kultūros centrų. Todėl šiandien šiame muziejuje galite pamatyti senovinius instrumentus, ypač smuikus, sužinoti apie baroko muziką ir Antonijo Vivaldi kūrybą, kuris gimė būtent Venecijos mieste ir praleido didžiąją savo gyvenimo dalį čia. Praėjom porą kanalų jau, keletą, ne? Keliasdešimt. Užsukom į Antonijo Vivaldžio muziejų, seni labai instrumentai, labai rokas čia norėjo. Taip, labai patiko, labai graži muzika, nepakartojami smuikai. O, desertai. Praradom roką. Gerai, keliaujam toliau. Smagu. Labai daug mažų gatvelių. Tai atėjom prie garsiosios Florian kavinės, seniausios kavinės Italijoje. Ir ji nedirba nuo 7 iki 17 sausio. Tai dabar sėdim, galvom, ką daryti. Skanumėlis. Tai žodžiu, neradomės vietos ten, kur norėjom, į tą seną kavinę, tai pradėjom ieškoti ir visur buvo užimta, tai tiesiog random vietoj atėjom ir atsisėdom. Ir ten nebuvo jokių kainų ir čia jau yra nelabai gerai. Tai mes pasiėmėm arbatos ir dar įkišo tokį desertuką, jo kanolį. Tai sumokėjom už arbatą, viena arbata 6,50.
už vandenį. Ten kiniečių tas restoranėlis, maistas neskanus, tas kanolis baisiai blogas, žiauriai saldus. Tada atsivertėm įvertinimus, jo žiūrim 500 atsiliepimų, vidurkis 2,2. Papuolėm. Čia mūsų rekordas turbūt. Bet sušilo už labai skanią brangią arbatą. Štai garsioji San Marko bazilika pačioje Venecijos širdyje. Pati garsiausia, labai garsi. Jei kam aktualu, tai gondolos nuoma nuo 90 eurų iki 110. Ar brangu, ar pigu, čia jau jums spręst, bet mes praleisim šį kartą. Tai vaikščiojom, šiaip labai daug vietų pavalgyti, bet dažniausiai nėra staliukų viduje, tai atsistojus tiktais valgyti. Ir radom kelias vietas visai neblogais vertinimais, kur galima vietoj pavalgyti, atsisėsti. Bet čia jau aristokratiškai, kaip sakant. Leidom savo. Paskutinį kartą po picytę, makaronų ir atgal į kelią. Cheers. Vėl imam bilietus atgal iki parkingo, kur mūsų mašina. Kažkaip atsirasim. Tai apsimokėjome parkingą. 6,50 € dienai. O jeigu toliau Venecijoje, tai ten ir po 30 € parkingas. Tai mes pasirinkom šitą, todėl važiavom su autobusu. Taip. Tai ką, bičiuliai, viskas. Baigės mūsų kelionė. Kuri prasidėjo šiek tiek anksčiau, kai atskridome iš Vilniaus į Treviso oro uostą, išsinuomavome mašiną, važiavome iki Dolomitų. Ten paslidinėjome 3 dienas ir su mašina pajudėjome link Venecijos. Paslidinėjom, pasivaikščiojom Venecijoje ir važiuojam jau link oro uosto. Iš viso dar už kelius sumokėjom 14 €. Mokama ta autostrada. Tai ten keliai, tai iš viso pasaka. Nei vienos duobelės, tobuli keliai atrodo. Ir už kurą sumokėsim kokią 30 €. Taip, ir už kurą. Ekonomiškas labai mašinas, tai daug nesunaudoja.
Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kelionių.